Šitos instaliacijos idėja jau nešiojosi gal 3 metus, jeigu ne ilgiau. Viskas prasidėjo nuo to, kad prie pat namų mano kelyje į dirbtuvę prie konteinerių vis rasdavau išmestų knygų. Vieną kartą aš jas priglobiau, parsinešiau į dirbtuvę, vis rasdavau dar. Kai ką net pradėjau skaityti iš tų rastų knygų. Ir neturėjau minties, kas bus su tom knygom. Tiesiog man buvo jų gaila, kad jos mėtosi prie konteinerių, vadinasi, tai yra šiukšlės. Ir jeigu pavėluosi dieną kitą, jos tiesiog bus išvežtos kaip šiukšlės. Kažkaip galvoju, kaip tas knygas išgelbėti. Mūsų kartoje namai su knygomis buvo tokie labai malonu būdavo įeiti į butą, kur yra daug knygų. Iškart kažkokią pajunti atmosferą, kad štai šitie žmonės skaito, jie išsilavinę, arba bent nori skaityti tas knygas, jeigu jas turi. Vis dėlto knyga, toks daiktas, kuris formuoja žmogų, gali suformuoti ir charakterį. Žmogaus, tarybiniais metais kokia antitarybinė knyga ir likimą gali suformuoti. Knyga, toks ne kasdienis, kažkoks tai buitinis dalykas, tai didelis reiškinys knyga. Ir ta mano instaliacija kaip ir atsisveikinimas su to laikotarpiu, kada tos knygos buvo labai svarbios. Vienąsyk pradėjau aš jas taip vartalioti, apsiuvau vieną, tada kitą baltų audiniu, neturėdama minties, kad aš padarysiu šitą didelę instaliaciją, bet tiesiog, kažkaip taip, ką daryti su ta knyga, galvoju, jinai gali būti toks gražus daiktas savyje, kada tu ją užsiuvi, knyga nebetenka savo, esmės savybių, jos negali perskaityti, net nežinai, kas autorius. Jinai kaip ir netenka prasmės, bet jinai kaip ir įgyja tada, ypač kai jų daugiau, kitą prasmę. Jinai tokia kaip mes laidodavom savo protėvius, susukdami į drobulės. Tai knyga įvilkta, kaip ir paruošta kažkokiam, tokiam atsisveikinimui galbūt. Būtent tas baltas audinys padarė jas kitokias. Perkelė į kitą lygmenį. Pirmiausia, tai aš turėdavau turėti knygą, labai branginau didelės knygas, nes jos apsiūtos vizualiai tampa mažesnės. Tada reikia turėti gerą audinį, nes kartais naudodavau senas paklodės, senas tai reiškia tiesiog namuose turimas baltas paklodės. Ir jos po kurio laiko, tokį gelsvą, ne po kurio laiko iš karto, knyga tapdavo gelsva. Kai kur, kaip čia, tai naudojau seną patalynę, kurią, kaip ir saugojau, jinai tokia, tais iš tų sovietinių laikų buvo dovanota, tokia, atseit graži. Tai naudojau šitą audinį. Bandžiau naudoti ir kitokį audinį. Pavyzdžiui, čia yra audinys senų užuolaidų. Bet tada toks grubus gaunasi tas apsiuvimas. Norėjau, kad tos knygos būtų gražios. Tų lopų pridėjau, kaip ir dekoravau jas, kad jos būtų man gražios. Palaipsniui išmokau labai dailiai nusiūti visas tas siūles. Pirmosios gal buvo kreivokos, paskui kaip mašina labai dailiai, lygus tie dygsneliai. Tradicinis apsiuvimas yra toks, apsiūti ir taip užversti iš 2 galų. Tai čia tokia paprasta knyga. O kai kurios, kaip šita, tai jos tokios dekoruotos, išpuoštos, įvairiai, kaip man čia pasitaikydavo kažkaip tai kuo gražiau išpuošti. Norėjau, kad jos būtų gražios. Prasidėjo viskas nuo vienos lentynos, nuo šitos lentynos, tai dirbtuviai susidėjau, bet viso vaizdo tai aš tik čia pamačiau galerijoje, kaip viskas atrodo.
Jeigu atsiras dar tų knygų, aš dar turiu pasiruošus, gal dar apsiūsiu, tai jinai dar galbūt didės čia net parodos metu, galbūt.